Sveiki, kad žiūrit. Šiandieną į konsultanto dienoraštį aš pasikviečiau pasikalbėti Audrių Skačkauską. Tikiuosi, kad šitas pokalbis jums bus įdomus. Žinai, žadėjau ir tavęs paklausti, ar tu skaičiuoji dienas, žinai? Jo. Ar skaičiuoji, tu žinai, kiek dienų esi blaivas? Aš turiu tą programėlę, mano 12 metų bus gegužės 14 dieną. Tai dabar nesuvesiu taip staigiai, bet aš turiu programėlę, jeigu kas galiu pažiūrėti, ta prasme, telefonė. Aš skaičiuoju, jo. Aš skaičiuoju metus, ne dienas. Dienų jau nebėra ko skaičiuoti, čia jau kaip ir dabar metai. O klausyk, ir žinai, bet tu atvirai taip kalbėjau labai seniai apie savo priklausomybės. Jo, kad... Mes jau kalbam? Jo, kalbam. Aš atvirai kalbu. Aš visą laiką kažkaip atviras buvau visą gyvenimą, tik tai kai vartojau, aišku, slėpiausi po visokiam kaukiam, bet man patiko tas nuoširdumas, atvirumas, aš ir pats stengiausi tokiu būti ir ta prasme laukiau iš žmonių. Po to jau, kai ten įklimsti giliai, tai aišku, ten nieko to nebelieka, o kai aš išlaisvėjau, aš vis tiek blaivybę asocijuoju su laisvė. Ta prasme, nuo priklausomybių, bet ir šiaip laisvę gyventi. Tai man labai patiko, kad aš galiu tuo dalintis ir kad aš matau labai retai, galiu pasakyti, kad aš kalbėjau, aš kažkada tai permąsčiau, nes aš važinėjau po ligoninės, po priklausomybių centrus, probaciją, net kalėjimuose buvau. Tai, ką žinau, su keliais šimtai žmonių, tai aš pažįstu tik tai kelis, bet, pažįstu tik Panevėžy, kelis, kurie atėjo į mūsų tą būrį priklausomų žmonių, kurie pradėjo sveikti. Tai tokia kartais buvo atsiradus vienu metu net neviltis tokia, nes galvoju, blemba, tiek prašnekėjau, o... Jokios naudos, ne? Tai buvo užėjus tokia jokios naudos, po to aš labai mėgstu, ta prasme, yra tokie senbuviai, kurie daug daugiau blaivybės turi, aš esu pasirinkęs žmonės, kurie gal man kaip, gal ne autoritetai, ta prasme, bet man patinka jų gyvenimo būdas ir jų mąstymas, tai aš su jais pabendravau, tai sako, tu įsivaizduok, tu nors 3 ar 4 atvedėjai, tai vis tiek, 3-4 žmonės aplink esanti šeima, ten giminės, viskas, tu įsivaizduok, kiek tų žmonių padėjai ir man tada persijungia galvoju, jo. Ir užtat man tas dalinimas... Bet čia, žinai, netgi kelios dienos blaivos ir taigi yra pagalba ir parama. Tai nebūtinai, kad jis visam gyvenimui dabar, o tai kad ir atkris, kad ir dar kažką. O vis tiek, bent šiandien, kaip sakant, blaivas žmogus ir tai švenčia. Taip. O tu nors savaitę žmona ar ten... dukros ar ten vyras pailsėjo nuo tos bepratybės nors mėnesį, tai irgi labai daug. O tau ne iš pirmo karto irgi atkryčių esi patyręs, turbūt ir ne vieną. Ta prasme, kažkaip įdomiai, dabar net nepagalvojau, aš bandžiau ateiti blaivybę per tokius greituosius būdus. Tai jeigu tai skaityti atkryčių po tų greitų būdų, tai yra ekstrasensai, akupunktūra, būrimai visokie ten. O kaip trupučiuką papasakau, kaip tai būdavo, nuvažiuoji, tave tenai, sakykime, užbūrė ir ką tu iš karto išėjęs griebėsi vėl atgal, ar būdavo, kad pratempi kažkiek? Koks ilgiausias tas buvo? Buvo toks pirmas variantas, tai važiavau pas, nežinau, gal jau tada metuose buvo, bet jis buvo vienas iš tokių lyderių, bent jau Pabaltijai, kiek aš žinau, nes daug važiavo iš viso
žymių žmonių, ir, nu, čia toks gal pletkų lygi, bet ta prasme jis pats gyrės, todėl aš galiu pasakyti, kad su jo pagalba Raimundas Paulsas susitvarkė su alkoholiu. Tai aš važiavau pas jį į Rygą, jis ir ekstrasensas, ir ta prasme ne burtininkas kažkoks, bet ekstrasensas, bet tuo pačiu jis ir savo kliniką tokią turėjo, Minesotos, bet aš tada nesupratau, aišku, jis man liepė iš karto gultis, ta prasme, ir kai aš nuvažiavau Pachmielnas, dar atsimenu visas, ten su draugeliais, ir jisai sako, nu, ten pusvalandį gal pabendravo su manim, iškart sąskaitą man išrašė už tą pusvalandį. Sako, tai čia ką, jau gydymas prasidėjo? Jau, sako, aš jau įėjau į jūs, į pasąmonę, ta prasme, bet jums reikia gultis. Bet aš aišku, kaip nu, tada geras alkoholikas kabutėse, prigalvojau 100 priežasčių, kodėl man reikia grįžti į Panevėžį, ir aš atvažiuosiu po savaitę. Jis tai palingavo galvą, ir aš pasiploviau, tai aš atsimenu, sėdau į mašiną. Anukas, sakau, pabandom. Važiuok į degalinėse, tada dar pardavinėjo alkoholį, draugelis nuvažiavo į degalinę, nusipirkau degtinės butelę, atsisuko, atsimenu, mašinai. Pirmas gurkšnis ir nelenda, ir sustojo kažkur va čia. O galvoju, pridirbo zarazanai. Aš atsidariau duris, išspjoviau, negalvoju, tu manęs ekstrasensai girdi neįveiksi. Aš vis tiek kietesnis už tave. Jo, užsiverčiau, žinai, kokį pusę butelio ir pramušė mane. Ir galvoju, nu ir fuck va, ir viskas. Tai va toks mano požiūris į tą prasme, va, tuos dalykus. Mama labai mane vežė į Palendrių vienuolyną. Ten galvoja, kad mane ten, nu, kažkaip vienuoliai ar kunigai kažkaip paveiks savo dvasiniu būdu. Aš ten prakentėjau, į akupunktūrą nuvežė, tai subadė 3 adatytės į galvą. Ištraukė ten po kokį 10, gal 15 minučių biškį pakraujavau, ir atsimenu, aš tai jau ir išeidinėjau, pro duris girdžiu, mama klausė, o tai čia jau viskas, sako, daugiau jau galės nebeatvažiuoti. Nu, tai mes ir nebeatvažiavom, aš grįžau tą pačią vakarą ir prisigėriau. Tai tokių ilgesnių tau, nu, nepavykdavo. Pats ilgiausias buvo, kai aš jau buvau dugne, viską išbandęs, ten lašalinės, nu, viską ir vaistus, ir aš atsidūriau priklausomybių centre. Panevėžio priklausomybių centre, ir tada dar koduodavo. Tada suleisdavo kažkokius, nu, ale vaistus, ir jeigu tu gersi, gali širdis tau sustoti, tu pasirašai ten popierius net oficialiai, kad tau gali sustoti širdis ir tu numiri. Nu, tai aš tada išbuvau ilgiausiai mėnesį. Tai tu tada bijojai tiesiog numirti, ar kaip? Nebijojau, bet kažkokia euforija užėjo, kad ta prasme, va, kaip aš logiškai suprantu, kad nenumirsiu, aš negirdėjau, kad numirtų nuo to kodo, ten kažkas, bet galvoju, va, suradau lengviausią būdą, suleido į užpakalį kažkokią šūdo, bet matyt pasikeitė gal mano pasąmonė, gal kas nors, va, aš taip save nuteikiau, ir tokia euforija, visus vaišinu, visiems vaikštau, giriuosi. Ir vieną dieną aš taip užsinorėjau gerti, kad aš atsimenu, nu, ne miesto centre, prie tokių sporto rūmų Panevėžy, pasislėpiau su fleškės, taigi nusipirkau, atsisukau, pasidėjau telefoną šalia, surinkau 112, kad jeigu mirsiu, nu vis tiek matyti kažkoks va toks buvo dar. Na ir pabandžiau, iš pradžių išmušė toks raudonis, atsimenu, o galvoju, gal tikrai jie kažkokie. Na ir va kaip su tuo ekstrasensu irgi tą pačiu. Su antru gurkšniu pramušiu, išjungiau telefoną ir galvoju, nieko čia nepadeda ir niek čia. Tai va, jeigu čia tokius gydymo metodus, nu, skaityti, kad jie yra gydymo metodai, nors man jie nelabai kaip atrodo, nors gal kai kam ir padeda, tai tada aš turėjau daug atkirčių, nes aš turėjau daug bandymų, daug ir atkirčių. Bet Audriau, tai dabar, vat, kuo skiriasi iš esmės tie vat, visi bandymai
ir tas paskutinis, kuris įvyko prieš 12 metų, ar ne? Ar čia tu pats buvai pribrendęs ir jau nebe, kaip sakant, kitų artimųjų tenai stumiamas, vežamas ir tu pats jau nuo dugno atsispyrei? Ar tu manai tas metodas teisingas pagaliau atėjo pas tave? Čia turbūt abu dalykai, apie ką tu pasakei, nes jo, buvo jau dugnas ir kai aš važiavau, kai mane draugas vežė į Vilniaus priklausomybių centrą, į Minesotos programą, aš pasidaviau. Bet mano jau artimieji, ir po to mes kalbėjom ir su dabartinė žmona, ir su mama amžinatilsį esu kalbėjęs, tai aš supratau, kad jie nebetikėjo. Nebetikėjo, kad ir tas padės. O aš važiavau pasidavęs su ta intencija, kad tai mano paskutinis variantas, kadangi aš prieš tai bandžiau vieną kartą išeiti iš pasaulio. Ir ten toks savotiškas buvo pagalbos šauksmas, daugiau gal negu išėjimas, parodomasis gal toksai. Tai aš bet su tokia labai stipria intencija važiavau, kad jeigu man nepavyks, aš grįšiu ir aš žinau, kaip nusižudyti. Ta prasme, dabar aš jau tikrai žinau. Ir kad manęs nesurastų greit, kad greit neištrauktų. Tai aš su tokia intencija. Pasidarei planą, arba į tą pusę, arba jau išeini visai. Arba į tą. Ir turbūt man pavyko. Bet, sakau, kaip tu ir pasakei, ir antras dalykas, aš vis dėlto galvoju, kad ta Minesotos programa ne veltui, jinai atsirado, iš anoniminiai alkoholikai ją atrado visai netyčia, kai Amerikoje buvę alkoholikai dirbo sanitarais, nuo alkoholio dažniausiai buvo gydoma psichiatrinės ligoninės ir Amerikoje pradžioj. Tai jie pastebėjo, kad per pokalbius, ta prasme, per kažkokį tuos ilgus pokalbius, ilgus bendravimus, tuos 12 žingsnių ir, pradeda veikti tie visi dalykai. Ir ta Minesotos programa tiesiog buvo sustatyta, kad gal, pavyzdžiui, palengvinti, nes kiek iš mano patirties yra 2 grupės, ta prasme, tie, kurie sveiksta, yra 2 grupės. Yra vieni, kurie ateina, pavyzdžiui, anoniminius alkoholikus ir jie užsikabina kartais nuo pirmo ateimo. Jiem kažkas suveikia, kaip sakau, stebuklas įvyksta, nedaug tokių, kiti po mėnesio, po 2, bet daugeliui reikia ilgo laiko tarpo ten vaikščioti, kol kažkaip, ta sąmonė persiorientuoja į tą, blaivybės, tokį buvimą, kaifavimą nuo blaivybės. O Minesotos programa yra tokia pagreitinta, 28 dienas, tave tikrai uždaro ir visa ta informacija yra labai į tavo galvą tiesiog dėliojama, su tavo pagalba dirba psichologai, dirba socialiniai darbuotojai ir numatyti, kaip sako, bando restartinti tave tokiu greituoju būdu. Jo, sugriauna asmenybę, nors ten tos asmenybės pas mane nebebuvo, bet aš netgi palyginau, kadangi aš buvau tarybinėje armijoje, tai man tokių panašumų buvo, ten kaip man sugriovė asmenybę ir padarė tokį tupą, reiškia, kareivę, kuris ten, vykdo tik tai, arba ten, ta prasme, gyvena tuo tik tai gyvenimu ir tuo ritmu, tai yra panašumų ir ten. Bet dėl to įsakmaus tokio, kaip čia pasakyti, nežinau, ar diktatas, ar tos dienotvarkės primetimas, turbūt vienas dalykas, bet kitas, žinai, ką aš norėčiau dar atkreipdėmėsi, kad paprastai tie gudruoliai, jie labai smarkiai moka manipuliuoti, ar ne? Kiekvieną žodį, kiekvieną ten kokią nors silpnybę to kito žmogaus, jie iš karto mato ir išnaudoja. O ten jau kaip sakant, su tokiais bairiais tu nebepraslinksi, tiesa? Niekai. Nes ten dirba socialiniais darbuotojais, kaip sakant, tais, kurie veda, globėjai, sakykime, kurie ten pristatomi prie tavęs, tai yra buvę, ta prasme, sustabdė savo alkoholikai.
Taip, ir tu jų niekaip neapgausi, nu jis 20 keli metai jam blaivybės, nu jis tave nuskaito kaip knygą ir viskas. Ir tuo labiau dar dirba labai kieti psichologai, ten yra tokia psichokorekcija, kas man irgi buvo iš pradžių, nu visi daug kas pasakojo, kad labai baisu, o aš kaifavau nuo jos. Kai alkoholikas atvažiuoja, nu nesvarbu su kokia priklausomybė, ar ten su narkotikais, ar netgi su lošimais, priklausomas žmogus įeina į tokį tunelį. Ta prasme, jis daugiau nieko nebemato, mato grinai tą, kaip dar patenkinti savo norus, o aplink gali karas vykti, kažkas skirtis, tave išmesti iš namų ar kas, bet tu jau beveik nereaguoji. Jokios pasiekmes neįdomios, tas dirgiklis veikia priešais ir viskas. Ir norint atgaivinti va tuos visus dalykus, va yra labai kieti psichologai dirba, kurie veda tą psichokorekciją. Ir nu vat kaip būna tie, kas buvę bendruose ratuose su psichologais dirbę, tai ten šnekėjai, išsipasakoji gražiai. O čia yra daužimas toks psichologinis. Tave gali daužyti tavo kolega, reiškia sveikstantis, plius prisideda ta psichologė ir tave išdaužo. Ir kai kuriem buvo labai sunku, bet ten visokiausių emocijų, ir rėkimų, ir durų trankimų, ir verkimo. Bet tas atgaivina emocijas. Tas išdaužimas yra per, kaip čia pasakyti, per aštrius, nepatogius klausimus, kurių tu pats savo garsiai net pats turbūt bijotumai paklausti, ar ne? Tai čia tau drebia į akis ir tu neturi kur dėtis. Man buvo žiaurus dalykas, aš ten labai pasijaučiau kietas, nu, aš vis tiek dirbęs žurnalistų, man labai psichologija visą laiką patiko ir tos paskaitos, kiek ten pas mus būdavo. Aš taip kažkaip nuskaitydavau tos žmonės, kai atsigavau jau Minesotoj, nu, pas mane pabudo, aš jau pradėjau kaip psichologas. Šnekutis pabudotas, ar ne? Jau nuskaitinėti kitus, jau ištraukti į vietoj tos psichologės, reiškia kitos, jau jos darbą dirbti, jau traukti tos žmonės, provokuoti. Ir man ta psichologė sako, Audriu sako, nu, tu pragėrei gerą psichologą savyje, tu koks būtum geras psichologas. Ir aš taip atsisėdau, jau sėdžiu galvoju, nu va, puikybė tik sušvyto, bet sako, tu dabar va išeik iš čia, nueik į tą, kur prausėtės, pasižiūrėk į veidrodį, tavo snukis pragertas, tu viską gyvenime pragėri, nieko tu neturi, tu šūdas, o nebe psichologas. Ir mane ašaros tik pasipylė, dar kažkas mane ramint, palikite, tegu eina ir eina von į koridorių. O Jėzau, kaip aš išsiverkiau, bet po to išsiverkimo man taip tinkšt ir spalvos kažkokios išryškėjo ir viskas, nu va, pažadino mane iš tunelinio to. Nesvarbu, kad aš jau liktai buvau tokiam prote, bet mano... Bet tai čia pamirčiau dabar, čia viskas Panevėžy vyksta? Ne, čia viskas vyksta Vilniui, Kaune, Klaipėdo, yra Minesotos programa. Panevėžyje irgi yra, bet jinai pusėtinė, ta prasme, ten pusinė ta vadinama 14 dienų. O šiaip Vilniui, Kaune ir Klaipėdo, aš buvau Vilniui. Tai va čia ta Minesotos programa. Tai kas ir kaip jie sako, nu mes taip pasišnekėdom su labai fainas mano globėjas buvo, tai mes pasišnekėdom, sako, supranti, tie, kurie nekelia daug klausimų gyvenime, kurie, nu, ta prasme, sakykim, nu, daug nemasto, nu, ta prasme, jie faini žmonės, viskas atlieka ten savo pareigas, šeimas, nu, jie pasidarė priklausomi, tai jiem kažkaip užtenka gal tokių anoniminių, jeigu jie patiki, jiem kartais užtenka gal net kodavimo, kai tada jis dar buvo nelegalus, nes jie gali gyventi su ta kažkokia vidinė baime ir išlaiko tą blaivybę. O sako, va, jum tokiem, tau, sako, tai bus labai sunku, nes tu visą laiką ieškosi kažkokių ten, kas įdomu, ten tos organizacijos anoniminės, kaip ten veikia, kas ten, kokia struktūra, kokie ten pinigai. Ir taip ir buvo.
Aš galvoju, grinai amerikiečiai sukūrė, atvežė Lietuvą, čia babkės darosi kažkas, kažkaip man ten vis tiek galai nesueina. Ir trukdo gerti, ne? Nu, kažkaip tai ateini, nieks tau nemoralizuoja, nieks nieko nesako, gali duoti pinigų, gali neduoti, nieks tau nieko neverčia, bet žiūri, visi beveik duoda. Aha, paskaičiuoju, 15 kokių žmonių, nu gerai, kad ir po eurą, nu gerai, 15 eurų, čia vieną dieną, 3 kartus per savaitę, aha, 40, nu va, kaip mano smegenys veikia, kur tie pinigai nueina, kodėl jie, aš ieškau visą laiką, bet tas man trukdė turbūt labai ir ilgai, nes aš nepasidaviau tiesiog, o reikia pasiduoti ir negalvoti, tiesiog, nu, ta vat ir Minesotos ir anoniminių, nu tai yra 80 metų jau, reiškia ta veikla beveik visose pasaulio šalyse ir milijonai žmonių, nu, jie sveiksta. Bet čia toksai turbūt, vat, kaip aš dabar tokią mintis šovė, nu tai vis lik ieškai, ar čia tu nusipirkai teisingą kažkokią piliulę, ar tik tai tavęs neapgaus, reiškia, kad tu, vat, neduok Dieve, išvilios iš tavęs ten, kaip sakai, 14 eurų ir paskui tu vėl pradėsi gerti. Tai čia gali drąsiai pasakyti, tai taip ir bus. Taip ir bus, nes tos šventos piliulės taigi nėra ir po tos Minesotos programos galybė žmonių atkrenta ir dar skausmingiau ir dar baisiau. Bet jeigu tu pats tai tą piliulę pats savy turi atrasti. Čia tik tai pagalba yra, tau iš tikrųjų pagalba bendraminčių tų nelaimės, kaip sakant, akivaizdoj toj, kurie tau padeda eiti kartu, vat, po mažai žingsneliais judėti tą blaivybę ir tu kiekvieną dieną vis tą tvirtesnį žingsnį gali pasistatyti. Tiesa? Taip, nes vis dėlto tai yra tas labai svarbus palaikymas, galima net, nu, kad čia ne, nu, kažkokios nedaryti reklamos būtinai tiem anoniminiam ar Minesotai. Bet... Ne, čia tiesiog, žinai, Audriau, padarykim kaip patarimą. Vatgi vis tiek, kažkas klausysis, kuriam žmogui yra sunku, ar ne, jisai, vat, nežinau, ar iš ryto, ar iš vakaro atsikėlęs, visas pachmelinas drebantis galvoja, nu, blemba, reikia ryžti, reikia kažką daryti. Ir ką tu, brolau, vienas pats padarysi? Bus baisiai sunku vienam, tiesiog, ar ne, tai vat, tu, kaip sakant, žmogus su stažu ir žilais plaukais, tai ką tu patarsi? Ką daryti, vat, iš ryto atsikėlus? Visų pirma, kas ir mane nuvedė, pavyzdžiui, Minesotą ir mane nuvežė tas draugas, tai aš išėjau, reiškia, aš su juo sustikau priklausomybių tam centre Panevėžio pirmą kartą, kai buvau ir paskutinė, ir mes išėjom ir aš toliau nuėjau vat, už mėnesio gerti po visų to kodavimų. Ir aš išgirdau po pusę metų, gal daugiau, kad jis nevartoja. Ir visų pirma, aš galvoju, kad ir va, tam pachmielnam žmogui, kai ką patarti, kad ta prasme, aišku, labai faina, kad jis nueitų į susirinkimą išlaukęs ten iki vakaro, nes vakarais, nors nu, Vilniui būna ir dienom tie susirinkimai, ar jis prisiregistruotų Minesotą, bet tai irgi reikės laukti. Bet visų pirma, ką ir aš dariau, aš paskambinau tam žmogui ir jis atvažiavo ir mes pasikalbėjome. Kaip sako, kur šnekas du, nu, čia nereliginė tokia savoka, sakykim, neimkim religijos, bet, nu, yra tokia, kur šnekas du, ten dalyvauja ir Dievas ar aukštesnioji jėga. Ir kažkaip pradeda veikti ir aš patikėjau. Tai vat yra labai svarbu tas susirasti kažkokį žmogų, bent jau pasikalbėti, nes alkoholikas suprasti tik alkoholikas, narkomanas suprasti tik narkomanas, onkologinį ligonį irgi suprasti tik onkologinis ligonis. Mes daug, mano žmona labai jautri, labai didžiulį palaikymą man turėjo, bet ir jai net iškildavo klausimų, kam aš einu ten susitikinėti tiek ilgai, nu, ta prasme, kodėl taip dažnai pradžioj, kol viskas, kaip tas ligos mechanizmas, nu, negi tau dar norisi, taigi žiūrėk, kaip faina. O žiūrėk, Audriau, čia, nu, tokį, aš intarpą padarysiu. Vienas dalykas, nu, tu apie
Aušrytės, reiškia, požiūrį į visą tą tavo užgėrimus ir visą kitą. Tu daug aprašai savo novelėse, ar ne? Čia vieta pasakyti būtų, kad Audrius yra rašytojas, išleidęs 3 knygas. Neleisk angelui nukristi nuo peties. Ar jų dar yra popieriniam variante? Dar internete mačiau kažkur yra, va šiandien kaip tik žmogus rašė, sako, gal galėtumėt atsiųsti visas 3, nupirkčiau, aš nebeturiu. Nu tai va, tai vieta pareklamuoti. Audriaus knygas, reiškia, neleisk angelui nukristi nuo peties. Yra 1, 2 ir 3 knygos. Audiotekui yra mano įgarsintas šitas Audriaus knygos. 1 ir 2. 3 Audrius žadėjo pats įgarsinti panevėžietišką tarmę. Tai laukiam, prižadėjęs. Nu tai va, tai čia toksai, bet tai va ten bus ir aprašoma, kaip Aušrytė atranda Audrių girtą ir panašiai. Bet aš kodėl va čia pradėjau apie Aušrytę? Na, apie tos ko priklausomų žmonės irgi atskira tema kalbėti, bet kaip tau būdavo geriausia, vat, koks elgesys iš Aušrytės pusės tau buvo pats priimtiniausias, bet ta prasme, kad tave vesdavo į tą blaivybę. Nes daug kitų ten Audriukai negerk, ten pareik laiku, ten, nu taigi tie tave, aš kaip jau ir skaitęs ir kalbėjęs su tavim, žinau, kad jie tiesiog nervina, jie ten neveikia, jie ten kaip va, pro vieną ausį įeina ir nespėja net įeiti, jau išeina, ne? Nu tai va, tai kas būdavo, kaip jinai teisingiausiai elgdavosi? Man buvo šokas, kai aš nuvažiavau Minesotos tą programą Vilniuje ir ten buvo toks kabinetas, mūsų ten vykdavo irgi užsiėmimai, bet jisai dar buvo skirtas savaitgaliais atvykti artimiesiems, ko priklausomiems žmonėms ir ten su jais galėdavo pasišnekėti ar socialinius, ar psichologė truputį paaiškinti. Ir ten kabėjo didžiulis plakatas, ko neturėtų daryti artimieji. Ir aš skaitau tą plakatą ir viskas parašyta taip, kad Aušrytė iš kažkur viską žinojo. Ir aš einu fotografuoju, siunčiu, sakau, iš kur tu žinojai, ką daryti? Sako, aš nežinojau, aš intuityviai. O ten parašyta, netiminėti alkoholio, nekelti konfliktų, nu, ta prasme, nepersekioti, nemoralizuoti atsisėdus, nu, netiminėti tų gėrimų kažkokių, po to kaip nežinau, kaip ten tiksliai, bet ta prasme, daug artimųjų daro, kad dangsto savo, reiškia, kad, nu, ta vadinama didelis dramblys kambaryje, ne tas kur. Kad va tų dalykų, kad, nu, tai jinai viską tą ir kad svarbiausia ignoruoti. Ignoruoti, labiausiai mane veikia ignoravimas. Kol jinai buvo tokių momentų, kai jinai kažką pasakys, ar kas tai, aš labai apsidžiaugiu, nes sukėlė konfliktą, aš tada trenkiu durim ir aš turiu teisę gerti, nes man kažką ten pasakė, kad kodėl aš nesusirandu darbo. O kaip jinai nesupranta, kad aš toks genialus ir man pačiam turi paskambinti. Nu ką aš skambinės pavyzdžiui. Tai va, tai tokia, nu, psichika biškė. Tai jinai, o po to jinai pradėjo ignoruoti. Kai aš būdavau blaivas, nors tų blaivių dienų nelabai daug būdavo, jinai bendraudavo, jinai fainiai viskas ir mes kažkur nuvažiuodavom, ten viską. Tik aš išgerdavau ir jinai tyli. O kai tyli, aš kai žmogus bendraujantis ir man namie antras žmogus tyli, man yra viskas. Iš pradžių aš aišku trenkdavau durim ir išeidavau, kaip atsakas į tą tylą. Nu ir kas, aš grįžtu, reiškia, po kiek laiko išgėręs, nu, ta tyla vis tiek jinai tęsis. Ir tada pas mane, nu, kadangi alkoholizmas, nu, visos priklausomybės yra dvasinė, fizinė ir psichologinė liga, 3 lygmenų. Tai vat su stogas man gerai pavažiavo, nes pas mane atsirado tarsi 2 Audriai. Ir jie pradėjo ginčyti. Ir vienas aiškina, kad, nu, kas, kad jinai tyli, o to iki iš principo ir gerk, nu, tarsi velniukas koks sėdėtų.
O kitas sako, nu tai palauk, tai čia reikia kažkaip nudaryti, nu taip negalim, tu atėjai gyventi pas ją, jinai tavim pasitikėjo, jūs pradėjot viską kur, buvo liktai viskas susinormalizavę ir tu dabar taip elgies, nu kažką reikėtų daryti. Ir aš išeidavau su šuniuku, atsimenu, ir netgi nusiperku fleškį, ir kad nematytų, aš einu tą šuniuką vedžioju ir geriu, bet to pačiu aš kalbuos, tie du Audriai kalbasi, nes namie man nejauku būti. Ten yra tyla. Tai va tas labiausiai, aš galvoju, bent jau mane pakreipė į tą, kad ieškoti kažkokios reikia išeities. O po to jau ateina tas, aišku, kai fizinis kūnas nori gerti, o psichologiškai aš nebenoriu gerti, bet aš atsimenu, aš verkdavau. Nes aš tas vienas Audrius jau nebenori gerti, ta prasme, jau viskas, jau pavargau, aš noriu susigrąžinti tą aušrytę, kad būtų vėl gražu, kad meilė, bet fizinis mano nebegali, mane krato ryte, aš žiaukčiuoju, aš ten tulžim vėmiu ir aš vėl einu perku. Ir geriu ir verkiu. Tai va tokie, kai čia jau buvo mano dugnas, nuo kurio aš tada jau... Nu tai va, tai čia apie tas, žinai, dar fizinę savijautą, tai čia, žinai, yra tas mitas dar gajus, kad, vyrai, tai jūs čia esat, kaip čia pasakyti, maivotės, neturit valios ir galit imti vieną dieną, nustoti ir nebegerti. Neišeinagi taip, tiesa. Ir, žinai, nes yra dar žmonių... Labai geras yra palyginimas, aš jį išgirdau ir jisai man labai tinka, nes aš turiu diabetą. Ir ta prasme, priklausomybė yra, sako, labai panaši į... Kaip lėtinė liga, tokia į diabetą. Ir tu dabar, ta prasme, kaip čia pasakyti, sveikimas, tai tas pats kaip insulino. Ir dabar diabetikui pasakyti, tu nesileisk insulino, tu žudyk save, ta prasme, ir tos lygos yra panašios, čia vartoji alkoholį, čia vartoji cukrų. Ta prasme, ir čia turi atsisakyti, ir čia turi atsisakyti. Ir tam kartais neužtenka valios, kartais, neįmanoma, nes tai yra liga, kaip sakau, 3 lygmenų, fizinė, psichinė, čia jau, ta prasme, apie priklausomybę šnekant, ir psichologinė, ir kažkaip paimti, aš valios turiu, mes kažkada juokavom, kaip aš neturiu, sakau, valios, man, kai aš gėriau, man pasakytų, kitam miesto gale yra butelys, ta prasme, kai aš pachmielnas, kai man negerai, ir dabar sniegas, aš neturiu batų, šlepetės kokios, aš su šlepetėm nueisiu. Aš tokią valią turiu tą butelį parsinešti. Bet čia yra liga, aš negaliu sustabdyti nei diabeto, nei šito be kažkokios, čia be insulino, čia be kažkokios kitos pagalbos. Čia yra normali liga. Tik tai, čia atėję iš tų senų laikų, kad čia išpindėjimas, čia valios neturėjimas. Baikit, mes valios turim. Kai mes pradedam sveikti, mes tokią valią turim vaikščioti tos susirinkimus, pavyzdžiui, ten ir nuvažiuoti renginius kažkokius, ta prasme, kur pagauti darbą tavo kažkokį laisvo gyvenimo. O tai tas jau pradėjus blaivėti, ar ne, jau ten grįžus po Minnesotos programos, baugu buvo pačiam, tas, kaip čia pasakyti, nepasitikėjimas tuo naujoju Audrium, kad šiandien žiūrėk, jis vėl blaivas nubudo ir vėl blaivas, blemba, kaip čia bus, žinai, rytoj. Daug tokio buvo. Kada nustojai galvoti jau, kad, jau viskas, aš jau naujas, o ne toksai, žinai, kaip stirniukas ant plonų kojyčių stovintis vis. Man išeinant iš Minnesotos programos, mano globėjas buvo Albinas. Jis ten 20, dabar jau 30 turbūt metų su virš blaivybės ir jis ten dirbo apie 20 metų, dabar jau nebedirbo Minnesotos programoje. Ir aš atėjau pas jį, Albinai, sakau, vis tiek per tai, sakau, praėjo 1000. Tikrai ten tiek tų žmonių praeina per kiekvieną dieną, sakau, 1000 praėjo, sakau, tu jau tikrai skanuoji.
Sakau, tu man gali pasakyti, sakau, aš gersiu ar ne? Jis taip pasižiūrėjo mane, taip, toks labai, fainas, toks labai atviras, paprastas vyras, tikrai metuose gersi, sako. Ir man per sekundę, žinot, kaip sako, pralėkė gyvenimas ir pralėkė, galvoju, Jėzu, aš tiek stengiuosi, aš tiek visur važinėjau, aš čia 28 dienos, aš viską, ir jis taip išlaikė tokią teatrališką pauzę, sako, gersi, jeigu neįsi į anoniminį susirinkimą. O ten iš Minesotos 2 savaitės jau vedžioja, leidžia važiuoti į anoniminį. Ir man nepatiko. Aš sakau, ieškojau, kaip ta organizacija veikia, kur babkės daro, kaip čia sekta, kodėl čia tos žvakės dega. Ir aš sakau, o negalim kažkaip. Aplenkti. Sako, tau tikrai ne. Nes sako, pas tai ir puikybė, ir tų labai išmąstymų visokių antiek daug, kad jeigu tu neisi, nepasiduosi, tau tiesiog, sako, reikia eiti, pakelti šikną ir eiti. Tu galigi, sako, nieko ten nedaryti. Aš taip ir ėjau. Aš ėjau į savaitę po 4-5 kartus, labai bijojau atkrysti, buvo tokia pas mane beprotybė net atsiradus, vis tiek ateina kas kiek laiko žmonės, kurie po atkryčio. Ir jeigu pradeda susirinkime pasakoti, mes susirinkime klausimų neuždavinėjom, galim per pertrauką tik pašnekėti. Ir jeigu pradeda pasakoti, kad atkryto ir grįžo, tai aš kaip beprotis po viso to susirinkimo pasigaudau žmogų, pasakyk, kodėl tu atkritai, kaip ten vyko, nuo ko, kažkokia ta situacija, ar kažkokia eiga, viskas. Ir aš tokius saugiklius bandžiau susirinkti. Reiškia, tas nuvažiavo į kažkokį jubiliejų, labai senai matyti giminės, pasiūlė, jis neatsispyrė. Ten kitas vėl kažkokias ginčas namie įvyko didžiulis, ir nusiraminim. Ir aš tokius visokius saugiklius rinkausi, tas istorijas, sakau, kaip ant išprotėjimo tokia ribos, ant kiek aš norėjau būti blaivas. Man tikrai kiekviena diena buvo wow. Aš atsibundu, nėra to kratimos, nėra to pachmielo, bet ir šiaip kažkoks stebuklas, nes, sakau, aš ilgiausiai buvau išbuvęs mėnesį. Man jau buvo stebuklas po mėnesio, aš jau galvoju, O šiaip pasibaigė tas, grįžtant prie to, kada baigės tas, aš nežinau, dabar kažkaip įsijungia tas kitas gyvenimo režimas, bet vis tiek aš blaivas esu mažiau negu gėriau. Aš stipriai gėriau nuo 22 metų po armijos pradėjau. Tai aš dar blaivas mažiau. Dabar man jau labai retai kažkokia šmėkštelė mintis, net nepasakysiu mintis, bet tokia dvelksmas toks kažkoks. O pamačiau, žiūriu kokį filmą, šalta būtų, sniego daug ir labai gražiai geria degtinytės, agurkiukų, prie laužo. Tai toks pereina. Bet sąmoningai aš... Tie tokie įvaizdžiai susikabina kažkur likę galvoje. Jo, tai dar tų kažkokių dėl lošimų, kadangi aš turiu 3 priklausomybės, tai dėl lošimų man labai ilgai buvo ir dabar aš saugausi netgi vieną kartą jau Vilniuje, čia kai švytino mane dėl onkologijos, ir aš einu Gedimino prospektu, jau vakarop ir matau kazino reklamą šviečianti lemputės ir aš atsimenu, aš net užsimerkiau ir galvoju, nesvarbu, kad aš su kuo nors susidursiu, aš užsimerkęs praėjau pro ją, nes mane dirgina dar iki šiol. O alkoholis ar ten narkotikai, tai kažkaip, sakau, tokie būna dvelksmai tik tai. Bet aš neužsimirštu, aš dalinuosi, ir buvau nesenai priklausomybių Panevėžio centre, dalinausi, man labai tas dalinimasis kažkaip atgamina, man pačiam padeda prisiminti visus, ir šnekant su tavim, man čia irgi yra sveikimas. Aš nueinu į susirinkimus karts nuo karto, kaip man pasiseka, kaip sveikata ten leidžia. O ta prasme, aš neužmirštu, aš turiu pasiskambinti, aš turiu jau draugų iš to rato. Mes, kad ir pasišnekam, šiandien turgelėje pas save aš pasišnekėjau 15 ar 20 minučių su reiškia kolega iš to pačio kelio.
Tai man vos ne kaip susirinkimo kokį pusę. Mes pasišnekėjom, prisiminėm vėl tuos kažkokios bepratybės tokios momentus, kaip sveikimo momentus ir viskas. Ir aš jau pilnose jėgose vėl gyvenu toliau. Bet man reikia nes kai tik aš užmirždavau, čia dar buvo gal antrieji, treti gal kokie metai, kai aš tik pradėdavau tingėti eiti susirinkimus, kai aš pradėdavau save biškį pakelti taip, kad aš čia jau dalinuosi, aš kažkokį medalį ir man sugrįždavo visi tie velniukai, atsisėsdavo ant peties ir sakydavo, tu maladėts, tu dabar jau gali nueiti ir save apdovanoti. Bet tai o kaip tu vengdavai, nes aš įsivaizduoju, tu išeini blaivas, ne, bet tai draugai visi tebėra iš senojo rato, ar ne, turbūt skambina Audriau, kaip tau ten, nes žinai, kaip yra pasakoja, kad grįžta išblaivintas žmogus, žinai, laukia patiestas stalas su degtinė šalta. Tai žinai, taigi draugai lieka, įpročiai lieka, šventės lieka, ten, kiek tų pagundų tokių, kaip tau reikėjo aplinką auklėti, ką tu ten keitei? Aš matyt labai gerai prasigėręs buvau, kad pas mane draugų beveik nebeliko, liko tie irgi tokie geriantis, stipriai, bet ta draugystė pas mus būdavo turbūt daugiau, kad susimetimui ir reiškia išgerimui. Tai kažkaip tokio didelio praradimo, aišku, aplinka labai daro, aš įsivaizduoju žmonėm, kurie grįžta į namus, kuriuose geria, arba ta prasme aplinkui visi geria, tai yra, labai, nežinau, ar aš būčiau irgi išsilaikęs, tai yra labai sudėtinga. Man buvo lengva, užrytę, irgi nustojo vartoti alkoholį, ta prasme, o būdavo tokie baliai, kur reikia nueiti. Tai Minesotoj, kas man dar labai patiko, ir aš tą ir užsirašinėjau, tengi visokius vedi užrašus, ir tuos susirašęs instrumentus, kad vis dėlto bent jau pradžioj blaivybės reikėtų vengti tokių dalykų. Kaip vengti? Mes labai fainai su jie sutardom, mes nuvažiuodom kažkokių draugų, tokių išlikusių balius, bet ten saikingai žmonės normaliai geria. Tai mes atvažiuodom, pasveikindavom, suvalgydavom, pavyzdžiui, karštą kokioj kaviniai, jeigu ten muzikantai, gal net sušokdavom kokį porą šokių. Ir aš jau pamatau, kad, žinai, kaip žmonės būna jau, ne vienas su savim, bet jau žiūriu dviese, žinai, kas geresnė Audi ar BMW, žinai, Žalgiris ir Lietuvos Rytas ir viskas. Esminius klausimus vienas kitam uždavinėja jau, ne? Tos pačios visą laiką. Žinai, arba Seimą ten išvaiko, viską. Tai aš jau tuo momentu, Laušytė, sakau, aš važiuoju. Laušytė visą laiką mane palaikydavo, sako, aš pabūs, man faina. Senos draugės, viskas yra apie ką šnekėti. Aš nebijodavau prieiti prie, kažkaip nepatogu, aišku, būdavo gal pirmus 2 kartus, bet dabar man jokio nepatogumo, nes visi žino, aš visiems prisidavęs, ta prasme jau. Aš priimu, sakau, man jau sako, nervuoja, ne? Ne, sakau, viskas labai faina, viskas, žinai, hebra, betgi aš durnas, aš netyčia paimsiu ir stopkę kokie ir įkalsiu, ir baigsiu. Ne, tai tu važiuok. Tai aš parvažiuodavau, įsijungdavau kokį filmą, pasižiūrėdavau, Aušrytė paskambina, atvažiuok parsivežti, kaip man koks kaifas, aš blaivas, galiu nuvažiuoti. Aš darydavau tik vieną tokią klaidą. Aš ir sakydavau, hebra, ir aš jūs išvežiosiu. Nieko nėra baisiau, kaip vežioti girtus po namus. Ypač moteris, nepykit moteris, kurios žiūri, bet tikrai girtos moteris yra baisesnės negu vyrai. Tai aš tą dariau klaidą, aš sakau, hebra, dar jūs išvežiosiu. Ir man tai pradėdavo kainuoti, kad man pradėdavo kratyti nuo tų kalbų ir tikrai man atsigamindavo tas visas, koks aš buvau nuo asociacija tokia patgi, toks pat durnas. Tai aš tą mečiau bairį. Tai nebevedžioju, tik pasiemu Aušrytę. O šiaip yra instrumentų, ten sakau, susirašiau tokius instrumentus. Aš eidavau į šalia esantį prekybos centrą ir kairiai būdavo gėrimų skyrius, ten mineraliniai, dar sultis, kur aš galėdavau, ta prasme, užeiti.
Tai aš net mintyse nusibraižiau tokį maršrutą, kad aš einu, va čia va dar man galim užeiti mineralinį, bet čia aš turiu neužsukti į tą pusę, nes tada aš praeisiu pro gėrimų skyrių, aš turiu apsisukti atgal, grįžti taip ir tada nueiti prie kasų, kad nebūtų to dirgiklio. Tai va, čia pirmi mėnesiai turbūt, va tokie, ne kad nepervargčiau, aš buvau įsidarbinęs, siuntas vežiaus, labai norėjau greit uždirbti pinigų ir atiduoti skolas, nes aš didžiulių skolų labai turėjau. Tai varydavau po 12-13 valandų ir pervargau, užmiršau va tą taisyklę, kad nepervargti ir atsidūriau gėrimų skyriui, pradėjau analizuoti, kokios čia kainos, kiek čia per tos kelis mėnesius, kas pabrango ar ką, ir tai laiko aš apsisuku ir išėjau. Gal akcija kokia? Jo, ne, aš kažkokį pamačiau, atsimenu, kažkokią trauktinę naują. Ir taip tas velniukas sako, šitos tai tikrai nebandėjai, taigi reikia. Ir tu dirbai visą mėnesį, o tik valgą pervedė ir tikrai mano po visų tų gerimo metų, reiškia, pirma tokia normali alga, tu turi teisę, tu pahalinai visą mėnesį, baigtų. Bet, kadangi tu jau turi instrumentus, jau žinai, kuo tai gali baigtis, tai tada... Bet iš tos visos pagundos pats vienas išėjai, reikėjo kaip tam skambinti draugui? Aš turėjau žmogų globėją, po to su jais ėjau žingsnius, 12 žingsnių, čia toks gal platesnis dalykas, kai jau gal nebūtinai juos liesti, bet ta prasme, aš turėjau žmogų, kuriam aš galėjau paskambinti, kuriuo aš pasitikėjau. Bet tai čia galima trumpai internete žmonės, kas norės pasieškos, yra ta 12 žingsnių programa, tai ir ją kartoja žmonės, kada nori, jie vėl nuo pirmo žingsnių kartoja. Čia kaip nori, ta prasme, kiekvienas, žinot, sveikstantys alkoholikai irgi yra truputį nenormalų. Mes linkę į kitus kraštutinumus. Tai kai kas ten kartoja, studijuoja, ten param, bet aš sakau, jeigu jiem padeda, yra gerai. Yra kiti, kurie tiesiog, laikosi kažkaip per visą tą, nes ten yra žingsniai, pavyzdžiui, 10 žingsnis, kuris dabar visą laiką tuos metus su manim, jisai skamba taip. Nuolat stebėjome save ir jei būdavom neteisūs, iškart prisipažindavom klydę. Ta prasme, kad aš nuolat stebiu save, kad ta prasme, manęs neišmūštų kažkokios, kad mano emocija nevirstų į pyktį, nes mane pyktis labai seniau vesdavo irgi prie vartojimo. Dabar tai aš jau, tą stebėjimą kaip ir jis yra, nežinau, įaugęs aš, bet buvo laikas, kai 2-3 metai, 4, tai manęs vienas net toks pažįstamas, žymus žmogus, nevardinsiu, klausia, bet kaip jūs, sako, vargstate, nuolatos stebėti. Kad nesakau, nežinau, kažkaip pradžioj gal kelis kartus pagauni savęs, kad, kas iš to, kad tu siūsi... Žinai, dabar kaip tu man toksai įsivaizduoji, žinai, kaip veidrodėlius to galinio vaizdą, žinai, visą laiką, kad matytum, kas čia mane lenkia, kaip aš atrodau. Gaudau save, kas mane trigerina. Tai nereiškia, kad mane prives prie atkričio, bet, ta prasme, aš pasidarau piktas. Čia nepaslaptis, sako, jūs, o tai kaip jūs atsipalaiduojate. Mes tokį bairį turim, aišku, sako, mes neįsitempėm. Tai mums ir nėra ko atsipalaiduoti. Tai dabar aš galiu sakyti, mes neįsitempėm, tikrai, bet pirmi metai buvo tokie, kur, tikrai įtampų yra tokių. Ir ta blaivybė, jinai nėra tokia labai linksma ir džiuginanti, nes, ta prasme, vis tiek... O tai kaip tu save, tai kaip tu linksmindavaisi tada, žinai, tai negerėt, tai kaip jūs linksminatės, tai kaip tu tada, ką darydavai? Tai tas stebėjimas, mano pirmas linksmybės buvo įlysti portalų komentarus ir kapotis.
Nu, ir įrodinėti tiesą, nes aš dabargi išblaivėjau, mano smegenys jau protingos. Nedaug trūko, o tu į politiką nebuvai, nes būtų... Kvietė, buvo tokių minčių, kvietė kelis kartus jo bet man labai gerai, kad pas mane Aušrytė yra. Jinai mano toks kritikas, kartais mane nervuoja, bet jinai labai fainai tokį turi posakį. Sako, tau net atidaryti jau fortkę, jau skrysi? Pratau savo. Ir tada aš sakau, gerai, einu susirinkimą te. Nes taip aš pasijaučiu tokį, tai vat mano toks atsipalaidavimo. Ir aš atsimenu, totali beprotybė, taip pat kaip gėriau, beveik pasidariau toks pat kaip gėriau. Nes kiekvieną dieną sėdėdavau kokiam Delfį, ta prasme, ir radinėdavau šimtui komentatorių, kad jie durniai. Bet tu savo vardu, ar tu kaip anonimas? Ne, tada buvo anoniminiai komentarai, tada nebuvo prisiregistravimo. Ir aš kariaudavau ir grįžtau Aušrytė iš darbo, aš tada dar darbo neturėjau. Ir aš jau va toks, sakau, žinai, aš jiem, ten kokį 30 iš tų, tai pakeitė nuomonę, nes aš taip kaip išdėščiau ten per kelis argumentus, ten viską. Žinai, taip žiūriu, irgi ignoras toks įsijungia, žinai, kaip su alkoholiku. Ir po to man taip, ir aš jaučiu, kad, tikrai, man krato nuo to viso atsipalaidavimo. Tas pats, kaip, kokiam dabar tik tokia atsisėščiau po kelias valandas. Nors aš jį turiu ir viskas, bet aš labai dozuoju visus tuos dalykus. Išmokau dozuoti tiek Facebooką, tiek TikToką. Ta prasme... Okay, tai čia vienas. Kas dar iš atsipalaidavimo variantų? Labai tas bendruomeninis, ta prasme, anoniminiai alkoholikai nėra tokia liūdna organizacija, kuri vien susirinkimus. Mes turim visokias šventes, turim šventoji didžiulę stovyklą 2 savaičių, kai susirenka ir artimieji, ko priklausomi, sakykime, ne, ir net su vaikais, su visais važiuojam. Ir aš kai pirmą kartą nuvažiavau ir aš pamačiau, kaip blaivų žmonės gali šokti, aš, girtą šokdavau, ta prasme, įkalęs bent jau. Ir aš žiūriu, ir pagyvenę, ir visi, ir jie taip linksmai. Man taip iš pradžių taip įdomiai pasirodė, po to aš nuėjau irgi ten į kokį ratelį ir žiūriu, veža ir rimtai, aš galiu blaivas tą patį daryti, man nereikia būti girtam. Ir po to man toks pasinešė, aš dabar nepasakysiu po kiek laiko, ta prasme, po kelių mėnesių ar po metų, gal pirmų, man toks kaifas, tas išlaisvėjimo pasijautė, kad aš galvoju, aš galiu durniuoti, aš nusišnekėti, aš galiu rašyti, aš galiu viską daryti. Ta prasme, aš koks durnas, toks biški kvankštelės buvau, su visokiom idėjom, aš kaip ir girtas buvau, aš žiūriu, kad aš blaivas viską. Aš visą laiką galvojau, aš kai dirbau žurnalistu, aš rašydavau tekstus tiek laikraščių, užkadrinius reportažam, ir aš visą laiką turėdavau brendžio. Radio stotį irgi, kai laidas vesdavau, arba alų turėdavau, arba brendį. Nes aš turėjau įsitikinimą, kad aš blaivas, aš taip neparašysiu ir nepašnekėsiu. Niekaip, man reikia nebus. Atsijungt, man reikia kažkaip perjungt tą biškį. Ir čia aš pagaunu, kad nereikia man nieko. Aš taip pat galiu, aš dar geriau galiu, nes pas mane, kažkaip tas mintis, biški brandesnės pasidarė. Aišku, čia gal ir su amžium truputį atėjo, bet, tikrai. Ir tada aš pajutau kaifą. O tai tu, kai rašai, tu turėjai jau galvoj, kad knygai rašai? Ar kaip ten buvo? Ne, aš atradau, tai mano išlaisvėjimas dar buvo, vis dėlto man labai, ne tai, kad kylo klausimų, bet mane labai slėgė praeitis, ką aš taip galvojau, kad, kokie, kiek mano prisidirbta yra, kiek žmonių nuvilta, apgauta ir taip toliau. Tavo pusė ir po to pradėjo kilti ta šviesioji pusė visokių minčių ir ačiū Dievui, kad kažkaip tas Facebookas yra. Ir aš nieko nesitikėdamas, aš tiesiog pradėjau rašyti. Aš dabar, kai perskaitau tuos pradinius 2015 kokių, tokie, bet man tuo metu reikėjo išmesti tą mintį, tiesiog
Ir aš pastebėjau, kad kai aš parašau, aš paleidžiu. Aš paleidžiu tą mintį ir manęs nebeerzina. Nes man kažkodėl nusukdavosi galvoj, arba praeitis, arba dabar kažkoks išgirstas, va toks įdomus pokalbis, man reikia su kažko jį pasidalinti. Nu, čia gal nežinau, atėjo, sakau, iš tų, kad dirbau radijui ten visur. Tai vat Facebooką aš suradau, man Facebookas labai pagelbėjo, nes kažkaip susidarė, aišku, visokių buvo tų reakcijų ir tie žmonės turbūt po biškį filtravosi patys, nes aš beveik nieko ten, neužbanindavau nieko, bet reaguodavau į tuos piktus komentarus, bet po to atsibarstė ir pasidarė pas mane kažkokia tokia bendruomenė, kur jeigu ir žmogus gal nelabai sutinka, bet praeina, jisai, ta prasme, nerašo kažkokio tokio. Nekovoja su tavim ten. Jo, nekovoja, mato, kad aš neatsakinėjau į tą kovą ir turbūt, pastebėjo, kad, bet aš tą dariau labai nuoširdžiai ir man šitas rašymas, bet aš rašiau tikrai ne dėl knygos, čia knygą man pradėjo siūlyti patys Facebooko draugai. Ne, aš pagalvojau, žinai, gal tokia idėja, irgi, žinai, tai dabar pradėsiu rašyti, išleisiu knygą, tokia kaip tikslas irgi nebūtų, manau, blogai buvę, žinai. Ne, būtų neblogai buvę, bet, matai, Arūnai, tas nuolatos stebėjome save. Tai pirma yra dalis, nuolatos stebėjome save. Tai stebėjimas įeina, aš turiu labai daug, nežinau, ar dabar turiu, gal, aišku, kažkiek sumažėja, bent jau man, kai sako, iš šalies, bet aš turėjau labai daug puikybės. Ir žinodamas, kad aš turiu labai daug puikybės, tai, susirinkimas ten išsisakai taip, bet kiek tu tą patį kartosi, bet aš save taip cenzūruodavau. Ir aš net nedaleisdavau minties, kad, ta prasme, aš kažkoks galiu būti nešėjas, toks, kažkokių ten dalykų, kad aš leisiu knygą, kuri padės ten tūkstančiam ar ten, kad ir 100 žmonių. Ne, nes aš tą mintį kaip tik tai pagaudavau, žiūriu, man jau vėl medalio kažkokio norisi, ir tada aš tą mintį dūstinu. Aišku, čia toks, savęs irgi spaudinėjimas toks gavas, bet tas spaudinėjimas man padėjo ir aš, žinai, kaip ten yra toj programai 12 žingsnių, mes esam bejėgiai prieš alkoholį. Ir ką mes bebandėm daryti, priklausomi žmonės, mums neišeidavo. Ir aš sutinku su ta mintim, kad prie mano to kelio atsiradimo vis dėlto prisidėjo kažkokia aukštesnioji jėga. Ir kadangi aš esu katalikas, nepraktikuojantis, bet vis tiek kartais nueinu arba susitinku su dvasiniais tokiais žmonėm, tai man labai tinka tas dalykas, kad aš savo jėgom bandžiau, ne 100 kartų, aišku, 10-20 kartų visokiais rakursais, visokiam knopkiam, ir man nieko nepavyko. Ir tik kai aš pasidaviau, taip tada tuo metu net nesuvokdamas, dabar tai aš galiu sakyti, kad tikrai įsikišo aukštesnioji jėga, nes aš tikrai turėjau tokių stebuklingų dalykų, kurių, gražus tas yra pasakymas, toksai sako, ženk vieną žingsnį link Dievo, jis link tavęs 10 žengs į tavo pusę. Ir sakau, tai nebūtinai religinė, sakau, aš kažkaip ir budizmą, man jisai patinka, ta prasme, ir su pravoslavu, tas cerkvės aš aplankau, ten buvom Jūrmaloj, man labai patiko tas, nežinau, man ta energetika daugiau, gal ne tie religiniai dalykai, o pati ta energetika. Tai aš sakau, tai aš dažnai vardinu Dievą kaip aukštesnę, sakykime, kaip kosminę kažkokią jėgą, kuri man padėjo ir tebe padeda. Nes aš pats, aš skaičiau daug knygų, aš mokslus baigiau, bet aš ateinu į tuos pačius, reiškia, pas kolegas į anoniminius, mes laikomės anonimiškumą, aišku, nepasakoju, nei ką ten sustinkiu. Bet tu sustinki tokių žmonių, kurie, aš galvoju, už mane tikrai daug protingesni. Užėmė postus kažkokius, viską, arba jie, tikrai man buvo autoritetai, gal aš net nežinojau, kad
Ir jie pasirodo tą pačią priklausomybę serga. Nu tai kaip ta prasme, nu tai jie, jeigu dar protingesni, tai jie turėjo išmąstyti kažkokiom valios pastangom irgi sustoti. Nu ne, jie irgi atrado tą patį kelią su aukštesnė jėga ir jie padėjo ir jie tą pripažįsta. Tai nu, čia nieko išradinėti nereikia. Net nebandančiai kažkokią religiją lysti ar kažkaip, bet ar tu sutiktum su tokiu pasakymu, kad blaiviam žmogui reikalingas yra dvasinis augimas tiesiog. O dvasinis augimas be tikėjimo, jisai labai sunkiai įsivaizduojamas turbūt. Be tikėjimo kažkuo aukštesniu, kažkuo didesniu, negu tu esi pats. Taip, tu turi atiduoti, nu atsakau, čia yra trečias žingsnis, aš dabar nepasakysiu, taip kažkaip, aš jos, tik matau, bet nenoriu sumakaluoti žodžių. Bet ta prasme, kad tu atiduodi savo visą tą gyvenimą, kaip nori gali likimu vadinti. Kitiems patinka, kad likimas, kad nuo mūsų vis tiek ne viskas priklauso, sakykim, ne viskas. Kažkiekgi aš bandžiau sustoti gerti, kažkiek mano protas ten buvo ten supratingas, bet po to, tai vat, kad tu atiduodi, sakau, jeigu tinka vadinti Dievui, bet tikrai yra kažkokia aukštesnioji jėga, kurią reikia tikėti. Ir tas tikėjimas, žinai, ne kažkoks fanatiškas, ne kažkoks, žinai, nieko atsigulė ant lovos ir, ir tegu Dievas viską dirba. Pinigai kažkaip neateis, algos nemokės, nieks ten neatsius, ir galvoju, ir Dievas ten pažvengs iš tave, žinai. Ne, tu turi daryti žingsnius, bet visą laiką gali jausti, kad kartu kažkas tau padeda tave. Aš kai buvo tokių atvejų pačioj blaivybės pradžioj, žinai, pasipylė darbo pasiūlymų. Pradėjo eiti, ta prasme, gandai, kad aš jau susitvarkiau, jau čia 1,5, gal 2 metai nevartoju ir atsigavo tie darbo pasiūlymai, žurnalistikai visur. Ir aš pasimesdavau, labai, aišku, didelė euforija būdavo, tai vėl puikybė tokia išlydavo, bet aš pasimesdavau, kur eiti, ar pas tą, ar ten eiti, ar taip, žinai, nes būdavo kartais 2 pasiūlymai vienu metu ateina. Ir aš, tą tada naudodavau, kad aš kalbėjau, ir dabar kalbuosi, aš tyliai pasikalbu su Dievuliu, sakau, aš atiduodu tavo valią, aš nežinau. Aš galiu pridirbti nesąmonių, aš ten... Ir kaip tada, ir tau kažkaip tyliai ir ramiai ateina aiškumas? Jo, ir išsispręsdavo. Ne per vieną, kažkaip pastebėjau, žinau, tokį įdomų dalyką, blemba, kažkoks tas ryšio kanalas, bent jau su mano Dievu, yra, kai su juo pasikalbė, išsisprendžia maždaug po 3-4 dienų. Aišku, aš labai norėdavau, kad kitą dieną būtų aiškumas, bet niekad nebūna. Būna po 3-4 dienų. Kaip čia pajuokausi, kad skirtingose laiko juostos esat, ar ne? Jo, kažkas yra, su tuo, ten net jau nelaiko čia dienų juostos, gal jis kur yra, reiškia, už saulės sistemos ribų truputį, kol daeina ta informacija, bet aš supratau, kad 3-4 dienas reikia nesnervuoti. Aš jau tai paleidžiu, sakau, Dievulį tvarkyk ir man rytoj tai net nereikia, baigtų. Užeisim po 3 dienų. Jo. Ir išsisprendžia, kad abudu pasiūlymai kokie dingsta išvys, arba aš nueinu tenai tą ir man netenkina kažkoks, nei valandos, nei kažkas ir ramu. Nes į žurnalistiką aš taip ir negrįžau. Aš po to supratau, aš negaliu grįžti, nes man asocijuojasi, labai ilgai asocijavosi su vartojimu. Nes tas kaip sakau, tos, kaip portaluose rašiau komentarus, kai kratydavus, tai man tas pats žurnalistika. Aš nuėjau į radiją, man vėl tos adrenalinas, šnekėti viską ir man jau negerai, mane ištaško. O kokį planą, Audriau, turi, tai rašai knygą kokią, 4 gal? 4 knygą turiu mintise susidėliojęs.
Beliko parašyti? Nežinau, ar parašysiu, nes vat kitą savaitę bus metai, kai savo norų išėjo mano mama. Ir visus tuos metus, su visokiausiam emocijom, su pykčiais, neigimais, kaip panašu, kaip su alkoholizmu, ir su jais, su kalbėjimais su ja, su kalbėjimais su Dievu. Aš permaščiau jos gyvenimo, ten rinkau po kruopelytę, nes jinai nieko beveik man nepasakodavo, bet aš permaščiau, koks mano gyvenimas su ja buvo, nes ji valdinga buvo labai ir ten kitų dalykų. Labai atvirai dalindavai irgi su žmonėm apie jūsų santykius. Jo, bet aš visą laiką ten, nebuvau atviras gal. Ta prasme, aš nemeluoju niekad savo postuose, bet aš kai kurių dalykų nebūnu visai atviras. Nedasakydavai tiesiog. Kai jau buvo pagalbos toks mano šauksmas, nes į paskutinius 2 metus negėrė vaistų ir ta prasme, ją pasiėmė jau tą beprotybę, tai aš ten parašiau, nes buvo toks kilęs nesusipratimas mieste, kas mane pažįsta, ar aš čia skriaudžiu ją, ar aš čia uždaręs. Aš parašiau tokį atvirą, reiškia laišką, kad tuos dalykus kažkaip sutvarkyti. Tai vat apie tą visą jos istoriją, nes labai daug, ne tik tai apie tą gyvenimą mano, ten jos, bet ir tuos metus, ką mums teko išgyventi, čia tokius mistinius visus dalykus, labai jau susijusius tikrai su anapusinėm jėgom, su viskuo. Tai aš norėčiau tą parašyti, nes aš pasidalinau tikrai ne su daug žmonių, kažkaip labai atsargiai tą informaciją. Viskas tai pasirodo, kad žmonės irgi susiduria su išėjusiais, ta prasme, ypač su labai sunkiai pas mus, čia atskira, aišku, tema su tokiais psichikos, reiškia, sergančiais psichika žmonėmis, taip pat kaip su alkoholikais, nėra priemonių, kaip juos, pavyzdžiui, uždaryti, ir gydyti, jeigu jie patys nesutinka. Tai iš tos pusės, ta prasme, daug tokių, kur pasirodo pas mus dar mažai kas šneka. Šneka, jau pradeda. Tai tu turi idėją pasidalinti tą tokią vėl asmeninę istoriją? Jo, bet man, tai aš sakiau, jeigu sėsiu, bet aš irgi laukiu ženklo kažkokio iš viršaus, nes mano požiūris į visą tai keičiasi, į mamą keitėsi, sakau, nuo pykčio ir vos neapykantos dabar iki meilės ir supratimo, kodėl taip įvyko ir kodėl jos toks gyvenimas buvo. Tai mano tas požiūris, kai susikristalizuos ir kai praeis tos metinės, nes aš vis dėlto galvoju, kad ne veltui yra tos keturnedėliai, tie metinės tos visos, tai turbūt dvasia jau nurimsta ir tikrai iškeliauja. Tai gal aš tiesiu tada ir greit, nes viskas galvoje yra, o gal ir neparašysiu. Labai linkim, Audriau, tau iš tikrųjų, kad tu imtumės to darbo tikrai, ir tos esančios knygos atviros, nuoširdžios ir tikrai, kaip čia pasakyti, taip, ir įdomios, ir žinai, tas išgalvotų istorijų yra viena klausytis ir skaityti, o kita yra, kai žmogus tiesiog dalinasi savo gyvenimu. Tai tikrai, aš nuo savęs tavo linkiu, kad vis dėlto atėjus laikui tu reikštumėsi kaip rašytojas toliau, ar šiaip, ar taip. Kokia idėja jau pas tave ateis ir kaip dievulis ten susitarsit vėl per 3 dienas. Bandysim. O šiandien ačiū labai tau už atvirą pokalbį. Ar esi, Audriau, nukentėjęs nuo to atvirumo, kada, nežinai, kalbėjau čia su vienu žmogum, sako, nenoriu, žinai, nebent ten balsą pakeisti, nuo kameros nusisukti, nes sako, per daug, žinai, kiek pakalbu, vis grįžta, žinai, negeruoju tas atviras kalbėjimas ir ten taip toliau. Tai ar esi kada nukentėjęs nuo to atviravimo tokio ir dalinimas?
aš nežinau, gal buvo kokį porą atvejų, bet aš kažkaip labai normaliai, aš kai atsidūriau turgui, žinai, ir vienas priejo, sako, tai Jėzau, kaip nusivažiavai, girdėjau ten tavo, ar skaičiau kažką, tai kaip tu nusivažiavai, va, ir dabar turgui stovi iš gero žurnalistų. Sakau, nu, kad nenusivažiavau, man čia labai patinka. Nu, ta prasme, mano reakcija, aš nebijau, man, žinai, toks labai negražus žodis yra, bet gal ar užpipinti, nu, pokui. Man yra nesvarbu nuomonė. Aš žinau, kad aš esu sąžiningas prieš save, prieš pasaulį, aš bandau eiti su nuoširdžiai, su meile, kas to nesupranta, aš jiem ką man reikia jiem įrodinėti, o ką jie pasakys, man vienodai rodo. Man svarbiau tie keli žmonės, kur jiem gal kažkas susišauks ir padės nuo mano atvirumo, negu kad ir 100 ar 1000 tų, kurie sakys, va, debilas vėl jis tą patį šneka. Kai tu manęs paprašai pašnekėti, man tik tiek tas buvo, aš galvoju, aš jau tikrai gal truputį per daug aš nusibodau, bet kadangi aš ir tave labai vertinu, kad tu pasirinkai tą kelią, ačiū tau. Ir ta prasme, ir po to vėl aš savo tą tokį nudaužiau, ar čia išvirkštinė puikybė, ar kas čia nebeanalizuoju, bet tai palauk, tai tu pasiruošei dalintis, daug sakai, kad nors vieną žmogų, tai davai, Arūnas paprašė, tuo labiau viskas, tai ką tu čia maivais? Pasikalbėjau su veidrodžiu. Ir sakau, Jėzu, man sunku dabar ir pagaliau susipažinti, nors per vaizdą su Arūnu, fainiai pašnekėti, tikrai mes fainiai labai pašnekėjome. Ačiū tau. Ačiū tavo, Audriau, tai tikrai linkiu sveikatos, daug tų idėjų dar išsipildymo ir tikiuosi, kad ne paskutinį kartą šnekamės ir dalinamės. Ačiū tau labai. Ačiū. Dėkui, labų dienų.